Sveiki, su jumis sveikinasi SMK reporteris. Ši savaitė mums neprailgo, nes turėjome labai daug įvairios veiklos. Antradienį SMK bendruomenė turėjo progą sudalyvauti 2 paskaitose apie verslą bei socialinius tinklus. Tiems, kurių nebuvo, mes parengėme trumpą reportažą. Sveiki, šiandien mes kolegijoje turime svečių, tai Remigijų Šimašių bei Šarūną Gustainį, kurie mums praves paskaitas apie socialinius tinklus, kelią į sėkmę bei verslą. Bandysime juos prakalbinti, o dabar eime į paskaitą. Ar turite daug sekėjų savo Facebook paskyroje? Turiu daug, iš tikrųjų turiu draugų apie 2000, nes ne visus priimu ir turiu sekėjų 8,5 maždaug tūkstančių. Kokių dar turite paskyrų apart Facebooko? Iš tikrųjų tai pradėjau aš nuo Google Plus paskyros, nes man Facebookas labai nepatiko pradžioje. Bet paskui tik tai į Facebooką net ne visai savo norų patekau, nes sukūrė mano puslapį, mano gerbėjai, aš paskui perėmiau ir tada tik tai profilį sukūriau. O dar turiu YouTube kanalą, nelabai aš ten daug ką dedu, bet daugiau planuoju dėti ir turiu Instagramą. Ir Twitterį turiu, bet irgi šiek tiek tik tai dedu, nedaug. Patartumėte būsimiems studentams, būsimiems verslininkams surasti originalumo savo verslo idėjai? Aš manau, kad ne kiekvienas žmogus gali tą originalumą turėti, lygiai taip pat, kad ne kiekvienas žmogus gali sugalvoti kažkokią stebuklingą idėją. Yra idėjų generatoriai, yra tie, kurie jas kritikuoja, yra tie, kurie jas pasigauna, pasitobulina ir yra tie, kurie tiesiog paskui jas įgyvendina. Kad ir, sakysim, 4 pagrindiniai tipai žmonių verslo komandose. Taip, kad šito vietoj mano patarimas būtų burtis į grupelės, tai žinant ir nebandyti išgeneruoti to, kas natūraliai nesigauna. Geriau spėti jas pasigauti, pasitobulinti ir turėti kas įgyvendinti. Ačiū Ugnei ir Linai už reportažą, o dabar keliaujame į SMK studentų klubo užkulisius. Jūrate, ar tau ką nors teko girdėti apie socialinių mokslų kolegijos studentų klubą? Kažką girdėjau, bet norėčiau apie tai sužinoti plačiau. Taigi, žiūrim. Vilniaus studentų klubas yra nepriklausoma nuo kolegijos asociacija, kurią valdo tik studentai. Jie turi vienasmenį valdytoją, tai yra prezidentą, ir daugiasmenį valdytoją, tai yra visuotinį susirinkimą. Visą, ką mes darome čia dėl studentų, be abejo ir dėl savo pačių gerovės, kad mums būtų kolegijoje jauku, gera, kad atmosfera būtų linksma ir kad visi jaustųsi čia kaip namuose. Pagrindinė mūsų veikla tai yra didesnių renginių organizavimas. Pavyzdžiui, studentų diena, krikštynos, kalėdiniai renginiai. Taip pat rengiam kursus, seminarus tiek pačiam studentų klubui, tiek stengiamės ir kitiems studentam kažką parodyti. Taigi, mielieji, nepraleisite progos įsitraukti šią aktyvią ir kūrybišką SMK studentų klubų veiklą, nes čia jūsų norai ir idėjos tampa realybė. Žiūrime, kas bus toliau. O didžiausias savaitės įvykis – tai Erasmus ir tarptautinių studentų išvyka į Klaipėdą. Kurie mūsų mėly studentai susipažino su uostamiesčiu, jo istorija ir kultūra. Labas rytas, bičiuliai ir SMK reporterių žiūrovai. Dabar yra 7 valanda ryto, mes stovime prie socialinių mokslų kolegijos pastato ir netrukus išvažiuosime į Klaipėdą. Kelionės metu mūsų SMK Erasmus studentai turės puikią galimybę susipažinti su Lietuvos bei pajūrio kultūra. Taigi, nieko nelaukdami, keliaukime.
5 valandų kelionės pagaliau atvykome į Klaipėdą, apsistojome, o dabar esame prie socialinių mokslų kolegijos pastato. Na ir čia aplankę savo kolegas, greit susiruošime ir keliausime į vaikų darželį, kur tenais besimokančių vaikų laukia specialiai Erasmus studentų paruošta programa. Taigi siūlau nieko nelaukti ir keliaukime. Taigi neseniai atvykome į vaikų darželį Klevelis, vaikai pasveikino iš užsienio atvykusius studentus, na dabar pažvelkime, ką yra paruošę Erasmus studentai mažiesiems vaikams. Ar patiko daryti šitą nuostabią šventę šitam vaikų darželį? O labai patinko, čia vaikų labai linkima, labai įdomu, labai draugiški, labai gerai šok, gražuolis, gražuolė, man labai patinka. Kaip manai, ar vaikai buvo labai laimingi matydami tave su šiuo nuostabiu kostiumu? Nu, labai patinka, sako, gerėjo gražų kostiumas, gražų, sako Samsona, iš kur tu, kiek tau metų, kur gyveni. O jums vaikai ar patiko šventė? Taip. Labai patiko? Taip. Tai gal dar kartą pasikviesite SMK visus studentus? Taip. Ką tik grįžome iš vaikų darželio Klevelis, kuriame praleidome puikią popietę su mažaisiais draugais. Šiuo metu esame socialinių mokslų kolegijos pastate, kuriame vyksta vakaronė su tradiciniais lietuvių patiekalais bei šokiais. Ir su auto į turgų iš kaimo važiuosim su Lietuva. How you feel here in Lithuania? I feel very good because my purpose here first, what I wanted is like study in Lithuania. That it's I done it very good because it's my last year and what I want I meet with my expectation. So, and it's very friendly environment. In Lithuania, I have a lot of friends. As you see, here we have project. I attended it and I'm very happy for it. Yeah, we're happy too. And tell me, what do you think about this trip to Klaipėda? Yeah, it was very interesting and very nice project because on this trip we didn't just entertain. At the same time, we made happy these little children in the kindergarten. We made their day. Maybe we teach them some words. We teach them dance. We teach them, and we make their time more useful, or more learning time for them. Kaip vertini visą šią dieną iš savo kaip mentorės pusės? Manau, kad diena yra tikrai pasisekusi ir Erasmusai tikrai turėjo pakankamai daug veiklos ir susipažino ir su vaikais, ir pažaidė su jais, ir taip pat susipažino su lietuvių tradicijom, tai iš tikrųjų yra labai gerai. O kokį įspūdį patys kaip studentai ir dar plus apie savo šalis tau paliko šie Erasmus studentai? Labai gerai ir kiekvieną pusmetį, kai jie atvažiuoja, padaro vis skirtingas prezentacijas ir labai įdomu klausytis, kaip jie pateikia savo šalį iš savo pusės. Taigi pirmoji pažintinės Erasmus studentų kelionės diena jau baigėsi. Visų atsiliepimai išties geri ir diena praleista puikiai ir turiningai. Pažiūrėsime, ką mums atneš rytojus. Sveiki, prasidėjo antroji mūsų pažintinės kelionės diena. Kartu papusryčiavę dabar atvykome prie keltų, su kurio plauksime į Klaipėdos delfinariumą. Tenai Erasmus studentai galės išvysti lietuviškas jūrų paslaptis.
think it's a lot of fun for them and for me as well, to be honest, to be in Klaipėda, in this beautiful city, a port city, famous all over Lithuania and Europe. Mūsų Erasmus studentų pažintinė kelionė po Klaipėdą jau baigėsi. Nors ir buvo šalta, bet mums puikių emocijų tikrai nepritrūko. Taigi keliaujame į Vilnių, tarime iki ir susitiksime kitose reportažuose. Bye bye. Taigi mes jūs tikrai neapgavome, mūsų savaitė buvo kupina veiksmų. Lauksime jūsų kitą pirmadienį ir nepamirškite paspausti nykščio čia. Atskleisti save, nugalėti scenos baimę ir